Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinė priemonė ekologinis ūkininkavimas, ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai. Vis labiau augant visuomenės sąmoningumui ir poreikiui gyventi darniai su gamta, ekologinis ūkininkavimas tampa viena iš svarbiausių žemės ūkio krypčių. Tai ne tik atsakingas požiūris į aplinką, bet ir galimybė ūkininkams užtikrinti aukštesnę produkcijos kokybę, prisidėti prie klimato kaitos mažinimo bei saugoti biologinę įvairovę. Tam, kad ekologinį kelią rinktis būtų lengviau, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginėme plane numatyta intervencinė priemonė, skirta tiek pradedantiems ekologiškai ūkininkauti, tiek jau anksčiau pasirinkusiems šią kryptį. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės remiamos veiklos. Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo. Ekologinis ūkininkavimas. Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo vyksta 2 arba 3 metus, priklausomai nuo to, kas auginama, teikiant paraišką kasmet. Įvykdžius įsipareigojimus pagal intervencinės priemonės veiklą, perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo, su tais pačiais įsipareigotais plotais privaloma dalyvauti veikloje ekologinis ūkininkavimas. Bendra įsipareigojimų laikotarpio trukmė pagal abi intervencinės priemonės veiklas yra 5 metai. Galimi paramos gavėjai, pareiškėjai, fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantis aktyvaus ūkininkavimo reikalavimus. Pagal remiamas veiklas galima deklaruoti javus, javų mišinius, daugiametes žoles sėklai, daržoves, mišrias daržoves, uogynus, mišrius uogynus, sodus, mišrius sodus, vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus. Esu ūkininkas Giedrius Čičiurka. Ūkininkauju ekologiškai jau 26 metus. Auginu daržoves, auginam morkas, burokėlius raudonus, kopūstus, moliūgus, svogūnų daug auginam, agurkus, pomidorus, paprikas ir grūdinės kultūras. Pasirinkom ekologiškai ir ūkininkaujam nuo 99 metų. Auginam hektarą bulvių, faktiškai kas metai. Ekologiškų daržovių paklausa padidėjo kažkur nuo 2007 metų ir jinai dabar tęsiasi. Vis tiek jau dauguma žmonių jau atsirenka turbūt dėl sveikatos. Aš pagal specialybę virėjas esu, tai man kažkaip su maistu asocijuojasi, tai aš daugiau pasirinkau auginimą daržovių. Aišku, mes auginam tas daržoves, kurios užauga. Pabandom įvairiausių ten daržovių. Auginam daugiausiai tas paklausiausias daržoves, kurios ilgiau išsilaiko. Nuo kaip įstojom į Europos Sąjungą, atsirado rėmimo fondai, atsirado išmokos, tada ir pradėjom ekologiškai ūkininkauti. Tai buvo seminarai, televizija, lankėm seminarus, pasakojo mokėjimo agentūros specialistai ir sužinojom. Ūkininkaut be išmokų tiesioginių, tai turbūt ne kiekvienas imtųsi. Ūkininkauji, vykdai reikalavimus ir viskas gerai. Kaip sakoma, ko reikalauja, turi įvykdyti. Jeigu tu įvykdai, tai ir gauni tas išmokas. Čia yra rajono žemės ūkio skyrius, tai jie mums visą laiką čia padėdavo. Be abejo, suteikė be tiesioginių išmokų ir be projektų mokėjimo agentūros tikrai čia ūkio neišlaikytum, nieko nei pastatų pastatytum, nei technikos nupirktum, viską supirkom. Tikrai daugiau siūlyčiau jaunus ūkininkus, kad jie augintų daugiau maisto, tai daržovės augintų. Pas mus daugiausiai
klientai atvažiuoja į kiemą. Prekyba vyksta daugiausiai iš ūkio. Aišku, turim užsakymus ir į kitus miestus, pristatom ir į kitus miestus. Sunkus darbas, bet įmanomas ir tikrai paklausa jau didėja ir reiktų pabandyti. Ekologinis ūkininkavimas tai ne tik alternatyvus žemės ūkio modelis, tai pasaulėžiūra, atsakomybė ir ilgalaikė investicija į mūsų bendrą ateitį. Jis grindžiamas pagarba gamtai, žmogui ir žemei, kuri mus maitina. Ekologiniai ūkiai siekia užauginti ne tik švaresnę produkciją, bet ir sukurti aplinką, kurioje darniai sugyvena žmogus, gyvūnai ir augalai. Tai kelias, padedantis mažinti taršą, atkurti dirvožemio derlingumą ir saugoti biologinę įvairovę. Ekologiška produkcija tiesiogiai siejama su mūsų sveikata. Kiekvienas ekologiškai išaugintas vaisius, daržovė ar grūdas yra saugesnis, nes jame ženkliai mažesnė cheminių likučių rizika. Tai reiškia, kad ant mūsų stalo atsiduria maistas, kuris yra ne tik maistingas, bet ir patikimai sveikas. Todėl parama ekologiniam ūkininkavimui iš esmės yra investicija į sveikesnę visuomenę ir tvarę mitybos grandinę. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo sąlygas, grafikus, paramos įsisavinimo taisyklės ir kitus keliamus reikalavimus pareiškėjų rasite adresu www.nma.lt.